Laidą Ekspertai pataria pristato Civita, tarptautinė inovacijų konsultacijų įmonė veikianti net 20 Europos šalių. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono. Ir šiandien mes kalbėsime apie investicinės galimybės Lietuvos verslams, viešojo sektoriaus įmonėms ir kitiems suinteresuotams asmenims. Ir šias galimybės atveria ES sanglaudos politikos fondų lėšos. Bet didžiausias mūsų dėmesys bus skirtas žinomumo sklaidai apie tokias galimybės, nes, kaip teigia žinių radijas, žinojimas keičia. Kalbėsime apie projektą, kurio pavadinimas angliškai skamba Reference. Lietuviškai verčiant tai būtų informacija arba nuoroda, kur jūs rastumėte tas žinias. Ir išsiaiškinsime, kodėl jis svarbus įmonėms, kurios nori žinoti apie minėtas finansinės galimybės ir jomis pasinaudoti. Malonu pristatyti laidos pašnekoves. Šiandien studijoje vieši Civitos atstovės Auksė Statauskienė, projektų vadovė ir mokslinių tyrimų ir plėtros projektų koordinatorė, ir Justina Ivanova, projektų vadovė, dirbanti su Lietuvos ir Europos inovacijų ekosistemos projektais. Justina, kaip ir susitarėme, mes pradėsime nuo jūsų. Reference projektas, kurį jau paminėjau. Kokia jo esmė ir svarba, koks yra tikslas? Trumpai supažinkim žinių radijo klausytojus, kad tas žinojimas keistų. Ačiū labai. Tai pagrindinis Reference projekto tikslas - didinti sanglaudos politikos ir jos fondų atveriamų galimybių žinomumą ir pasiekiamumą. Kai girdime terminą sanglaudos politika, gali pasirodyti, kad tai yra kažkokie sprendimai priimami toli. Labai sudėtingai skamba. Labai sudėtingai Briuselyje, kurie mūsų kasdienybei daro mažai įtakos. Tai Reference projektu būtent ir norime parodyti, kad tai ne tik liečia kiekvieną iš mūsų, tačiau ir atveria labai daug galimybių viešoms ir privačioms institucijoms, mažoms vidutinėms įmonėms pasinaudoti Europos skiriamų finansavimu ir savo įmonės tikslams, ir platesnės visuomenės tikslams pasiekti. Ir mano kolegė Auksė truputį vėliau papasakos būtent apie realius kvietimus. Realius kvietimus, kriterijus, sąlygas, jo, mes čia vėliau šiek tiek įsiaiškinsim, bet norisi grįžti prie tos sanglaudos politikos, iškoduokime ją, išlukštenkim, padarykim ją, supaprastinkim, paprastesnę, labiau suprantamą. Sanglaudos politika, kas tai yra, kokia yra jos pagrindinė žinutė? Aš pabandysiu labai paprastai paaiškinti. Tai ES sudaro daugiau negu 200 skirtingų regionų. Ir ekonominė ir socialinė situacija tarp šių Europos regionų labai stipriai skiriasi. Mes Lietuvoje skiriamės nuo Vokietijos, nuo Portugalijos, nuo Ispanijos, ar ne? Turime regionus, kurie labai stipriai pirmauja, tačiau turime ir nemažai atsiliekančių regionų. Ir sanglaudos politikos tikslas yra būtent mažinti šiuos skirtumus ir padėti atsiliekantiems regionams ekonomiškai stiprėti. Justina, atsiprašau, Lietuva kurioje vietoje yra? Labai atsiliekam, ar vis dėlto prie pirmaujančių labiau, kaip čia matom? Lietuva, galima sakyti, ir taip, turim du regionus. Tai mūsų sostinės regionas iš tikrųjų yra vienas iš tikrai neatsiliekančių regionų, tačiau mūsų kitas regionas yra truputį labiau atsiliekantis. Ir tikriausiai čia didžiausias fokusas Lietuvoje. Taip, tai būtent yra didžiausias fokusas. Ir galbūt truputį norėčiau dar papildyti, kaip būtent tas prisivijimas vyksta visos Europos mastu. Tai tam yra naudojami struktūriniai ir investicijų fondai. Tai pavyzdžiui, Europos regioninės plėtros fondas būtent fokusuojasi į Europos regionų vystymąsi, sanglaudos fondas fokusuojasi į aplinkosaugą ir transportą, o Europos socialinis fondas investuoja į geresnes profesinės ir įsidarbinimo galimybės mums visiems. Tai ir jums, ir mum, ir kitoms įmonėms Lietuvoje taip pat. Įdomus faktas yra tai, kad nuo 2014 iki 2020 metų visoje Europoje net 1 milijonas įmonių pasinaudojo sanglaudos politikos teikiamų fondų finansavimu. Tai tikrai nemažai. Tikrai nemažai. Ir vadinasi, poreikis yra tų lėšų ir jas įsisavinti. Kalbant, daug kalbėjom apie geografiją, ar ne, tą regionų. Sanglaudos fondai. Kas gali pretenduoti, kokie regionai gali pretenduoti, nes tikriausiai projektas įgyvendinamas ne visose šalyse, Reference, būtent kalbant apie mūsų Reference projektą, taip? Kokios šalys apima Reference projektą?
Taip, tai mūsų reference projektas, kuris fokusuojasi į būtent tų galimybių viešinimą, yra vykdomas 4 šalyse - Lietuvoje, Italijoje, Rumunijoje bei Graikijoje. O Jėzau, kodėl, atsiprašau, kodėl būtent šios šalis, mes kaip patys nesidomim, mums reikia tiesiog įdėti galvą, kodėl šitos šalis pasirinktos? Iš esmės taip, iš esmės labai teisingai pasakėt, praėjusiame periode, tai yra iki 20 metų, šios 4 šalys panaudojo tik apie pusę visų skirtų resursų ES. Mes tokie vangūs. Taip, vangus. Iš viso sanglaudos politikai šiame periode yra skiriama 392 milijardai eurų, tai yra trečdalis viso ES biudžeto, o praeitame etape, pavyzdžiui, Italija ir Graikija pasinaudojo tik tais 40% skirtų lėšų. Gal jam nereikia, gal pas vis viskas labai gerai. Lietuvoje truputį geriau, Lietuvoje turime 55%, bet irgi tikrai reikia daugiau stengtis, daugiau nepasiekėm to maksimumo, kurį galėtumėm, ar ne, ir jau kalbant dabar jau sukuosi Auksė, jūs jau norisi kalbėti apie vis dėlto tas priemonės, ar ne, investicinės priemonės, kur Lietuva galėtų pasinaudoti iš sanglaudos politikos fondams skirtų lėšų. Tai kokios tos priemonės? Ką mes galim pasakyti, ką jūs ir sakė, švieskime, suteikim tą žinojimą, tą žinomumą, kad nebūtų 50%, ar ne, o būtų visi 100. Tai aš patikslinant Justiną galiu pasakyti, kad Justina kalbėjo apie regionus, tai Lietuva nuo šio periodo, 21-27 metų periodo, irgi jau yra skirstoma į 2 regionus, tai yra sostinės regionas ir vidurio vakarų Lietuvos regionas. Tai jau sostinės regionas, Vilniaus apskritis, jau yra peržengusi ES BVP rodiklį, todėl sostinės regionui jau yra numatyta kur kas mažiau lėšų, nes labiau orientuojamas į visus kitus regionus. Nes tai norisi tos tokios kažkokios normalios proporcijos. Vadinasi, turime jau kuo ir didžiuotis, dėl to, kad Lietuva, turbūt ir žinių radijo ne kartą buvo kalbėta, kad BVP mūsų rodikliai, kai kurie tikrai iš tikrųjų jau siekia ar Portugalija, ar kita šalis. Tai turime tikrai kuo didžiuotis šitoje vietoje. Ir kalbant apie tas galimybės, jūs pasakėte, vieną svarbų momentą yra Vilnius, kuris jau tikrai gaus žymiai mažiau, ir yra vakarų Lietuva, kuri tikrai turi plačias galimybės tas investicinės. Tai Lietuvai beveik 8 milijardai yra skirti šitam būtent periodui įgyvendinti, ar ne, bet mano tikslas ir pagrindinė žinutė, ką šiandien norėčiau labiau verslui pritaikyti, papasakoti ir tiek apie reference projektą, ar ne, kurgi galima rasti, kaip surasti visus tuos dalykus, ar ne, tegu politikai kalba apie tuos 8 milijardus, mes gal pakalbėkim labiau apie konkrečias priemonės. Techninę pusę paimkim tiesa, ar ne? Būtent privačiam sektoriui, kas galėtų būti skirta, ar ne, ir kviečiu Europos paramą naudoti kaip įrankį, kaip savo įmonės strategijos dalį. Dabar yra planavimo naujas turbūt metų pabaiga, visi jau galvoja apie 24 metus. Visi planuoja rezultatus, biudžetus, ką veiksim kitais metais, ar ne. Tai dėl to ir kviečiam pasidomėti ir naudoti kaip papildomą įrankį savo įmonės rezultatam pasiekti. Ir jeigu mes norim to labai konkretaus, žemiško, kaip pasakyti, žinios, tai kalbėkime apie sąlygas, kalbėkime apie reikalavimus, kurie yra keliami kandidatams, kurie būtent nori pasinaudoti fondo lėšomis, kokius kriterijus jie turi atitikti. Tai jau dabar vardinkime, kad verslas žinotų, kad galbūt iš tiesų aš esu tas, kas savo strategiją turėtų įtraukti tas lėšas. Tai kalbant vėlgi apie privatų sektorių, tai kiekviena įmonė turbūt šiais laikais turi savo buhalterį. Kiekviena įmonė turbūt turi savo teisininką, kurie užsiiminėja savo reikalais. Ar ne, jeigu mums reikia kažkokią sutartį sudaryti, mes kreipiamės į teisininką, buhalteriją vykdo, o mes, įmonės darbuotojai, dažniausiai imam savo įmonės rezultatų siekimais ir turim savo įgūdžius. Tai kviečiu taip pat žiūrėti ir į paramą, kviečiu į konsultantus kreiptis, kurie išmano, kurie dirba šitoje srityje, jie padės suformuluoti projekto idėją. Papasakos apie rezultatus, kokius jūs turėtumėt pasiekti, kas yra labai svarbu. Taip pat, aišku, kaip ir kiekvienoje srityje su ES fondais dirbant, yra visokių reglamentų, kuriuos reikia žinoti. Tai konsultantas tikrai patars, paaiškins ir bus toksai vertėjas,
Nes pati įmonė tikriausiai labai daug užtruktų, kol aiškintųsi. Jie turbūt dirba savo darbus ir siekia savo rezultatų, ar ne, o mes jau tiesiog prisidėsime prie to. Tai aš kaip konsultacijų versle dirbanti, aš galvoju apie save kaip tokį vertėją, kuris įmonei gali paaiškinti apie visus reikalavimus, kaip susiplanuoti, koks yra biudžetas, kokiu rezultatu ir kada mes juos turime pasiekti. Taip pat mes esame vertėjai, kai kur aiškinam įmonėm, ką nori pasakyti kontroliuojanti agentūra, kuriai tu teiki projektą. Jie užduoda klausimus, mes tiesiog raminam kartais savo klientus ir sakom, kad nieko baisaus, čia yra normalūs klausimai, jie visą laiką būna ir nereikia pergyventi paraiškos rengimo metu, kad čia jau pasaulio pabaiga. Tai mes tokie tarpininkai vertėjai, kurie bendrauja tiek su agentūra, jos kalba, tiek su įmonėm, aiškindami jom, kogi iš jų nori tos kontroliuojančios institucijos tiek paraiškos rengimo metu, tiek projektų gyvenimo metu. Bet tausiai gerai, įmoniai, kad mes kriterijai. Taip, va tie kriterijai, kad man ateitų ta žinia, kad aš galiu pretenduoti tas lėšas. Jo, tai šita sistema veikia kvietimų pagalba. Ar ne, yra kvietimas, duodamas tam tikras laikas pasiruošti paraišką, tada yra vertinimo procesas ir tada jau valio, gavome finansavimą, pradedame įgyventi projektą. Tai tų kriterijų yra įvairių ir mes padedam būtent, taip, jie yra labai skirtingi. Yra keli kriterijai, kuriuo dabar norėčiau atkreipti dėmesį, kur yra praktiškai visiems taikomi. Tai pirmas yra dėl sunkumų patyrimų. Įmonė, kuri pretenduoja gauti paramą, neturi patirti sunkumų. Tai reiškia, kad prieš tai buvusių finansinių metų finansinės ataskaitos arba turi būti pelninga įmonė, arba jeigu yra nuostoliai, tai jie neturi viršyti pusės akcinio kapitalo. Tai žinoma, mes šitą viską irgi padedam susižiūrėti ir klientas tiesiog ateina, tai yra pirmas darbas, kurį mes išsiaiškiname, nes gal tada neverta dėti tų pastangų, gal tada nukelkime tą dalyką į kitus metus. Tai sunkumo patyrimas ir jo vertinimas yra pirmas mūsų darbas. Tada, į ką irgi būtina atkreipti dėmesį, tai yra intensyvumas. Projektų biudžetai, jiems yra visą laiką taikomas intensyvumas, tai reiškia, kad finansuojama tik tai tam tikra procento dalis. Tai vadinasi, kitą dalį įmonė turi prisidėti pati, tai yra nuosavas įnašas. Tai paraiškos rengimo metu irgi reikia pagalvoti apie tai, ar mes galime užtikrinti tą savo nuosavą dalį, tą savo nuosavą įnašą ir prisidėjimą ir pateikti jau iškart dokumentus paraiškos teikimo metu. Tai apie tai irgi reikia pagalvoti prieš teikiant. Na ir aišku, kaip ir visuose projektuose, čia turbūt nieko naujo, tai projektas yra biudžetas, veiklos, terminai ar ne, ir rezultatai. Tai prieš teikiant paraišką labai svarbu pasižiūrėti tuos kriterijus ir žinoti, kokias tu prisiėmė įsipareigojimus, kokius tu prisiėmė. Tai yra, kokius rezultatus tu turi pasiekti. Auksė, žiūrėkite, kokios įmonės, kokio dydžio įmonės gali galvoti apie tokią galimybę? Ar, pavyzdžiui, kaip mes ir šiek tiek užsiminėm dar prieš laidą, individualią veiklą vykdantis asmenys, tiesiog fiziniai asmenys, viešojo sektoriaus įmonės, kaip čia yra? Taip, tai čia daugiausiai, žinoma, ES norėtų remti, jeigu kalbam apie privatų sektorių, mažas ir vidutinės įmonės, žinoma, nes didelės jau yra. Tačiau dabar turime žaliąjį kursą. Tai žaliasis kursas, taip pat kaip ir moksliniai tyrimai, yra apskritai dabartiniai labai stiprus prioritetai. Todėl net ir didelės įmonės gali pretenduoti į kvietimus, projektus, kuriuose yra siekiami tokie tikslai kaip mokslinių tyrimų vykdymas ir inovatyvių produktų kūrimas, arba su žaliąja transformacija susijusiuose projektuose gali dalyvauti ir didelės įmonės. Ir kaip jau čia ne kartą minėjome, taip pat yra vėlgi tie du regionai. Tai sostinė jau yra pažengusi. Ir taip gerai. Ir taip gerai. Ir labiau yra orientuojamas į vidurio vakarų Lietuvos regioną. Ir ten yra tiesiog nukreipta daug didesnė paramos dalis. Ar mūsų tie regionai, įmonės iš mūsų regiono, kuris turi tas visas galimybės, pretenduoja, ieško tų galimybių, tų lėšų, nori jas įsisavinti, kokį, kaip pasakyti, veiklumą savo demonstruoja mūsų įmonės ir susidomėjimą šiomis priemonėmis? Aš galvoju, kad šiais laikais jau turbūt labai mažai yra įmonių,
netgi ir asmenų, kurie būtų negirdėję apie paramą arba nepabandę, nepačiupinėję to dalyko. Vienom drąsiau, kitom yra gal kukliau, ar ne? Tai aš jau dabar, kadangi ta Europos parama tęsiasi pakankamai senai, tai dėl to ir skatinu apie ES paramą galvoti kaip apie įmonės strategijos dalį. Tai yra tiesiog dar vienas įrankis, kuris gali tau padėti gyveninti projektą. Tai yra, tu turi idėją, mes visą laiką savo srityje juokavom, kad tas projektas yra sėkmingas arba pasmerktas sėkmiai, kai ateina klientas, kuris jau turi idėją ir jam tiesiog reikia papildomo akceleravimo tą idėją įgyventi, papildomų resursų. Auksė, man norisi konkrečių sėkmės istorijų, įvardinkit pavyzdžiais, kad visi žinotų, tai kalbant girdėtų. Apie tą strategiją, aš pat irgi pratęsiu, ar ne, tai kviečiu galvoti ne apie pavienį, ar ne, kad kažkokį, tai taip, ta prasme, taip irgi galima pabandyti, bet tos sėkmės istorijos jau dabar, manyčiau, yra, kai įmonė, tarkim, gavo paramą inovatyvaus produkto kūrimui, tada gavo kitą paramą jo komercializavimui, tada gavo produkto sertifikavimui ir tada dar parodos, kurios užtikrina eksporto galimybės. Tai čia jau aš jau skaitau, kad yra visa pilna strategija, ar ne? Kai visas ciklas yra praeinamas ir pagalba įmonė gauna nuolatos, pastoviai, jinai gali planuoti, jinai gali žinoti, nebijoti, būti drąsesniem, pradėti tuos savo įmonės akceleravimą, inovatyvių produktų kūrimą, ar ne? Tai vat, kitas pavyzdys irgi turbūt labai dažnai Bet tikriausiai labai trumpai, nes jau mūsų laikas baigėsi, tai labai trumpai. Koks pavyzdys ir kokia suma man labai įdomu? Tai gal turbūt žinote, ar ne, nes jinai nuskambėjo, kad į Taivanis investuoja į Lietuvos lazerių, ar ne? Taip. Tai tiek mūsų labai mylimi klientai, jie pradėjo nuo labai mažų paraiškų, tada buvo didesnės paraiškos ir dabar jau Taivanis arba kiti užsienio investuotojai ateina pas juos ir sako, gal galim investuoti. Tai va tokie yra sėkmingi pavyzdžiai, kai yra strategija visa. Ir kvietimai jau prasidėjo, dabar aktualūs ir kur viską galima surasti labai greitai? Taip, tai iš tikrųjų yra net keli šaltiniai, kur galima visus kvietimus rasti. Tai galim didžiuotis Lietuvoje ES investicijos puslapiu, esinvesticijos.lt ir reference.project.eu, kur galite taip pat surasti visus egzistuojančius kvietimus šiuo metu. Merginos, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad mes kalbinome Civitos atstoves, Auksę Statauskienę projektų vadovę ir mokslinių tyrimų bei plėtros projektų koordinatorė ir Justina Ivanova, projektų vadovė, dirbanti su Lietuvos ir Europos inovacijos ekosistemos projektais. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likit su žinių radiju. Gražių jums dienų. Laidą Ekspertai pataria pristato Civita, tarptautinė inovacijų konsultacijų įmonė veikianti net 20 Europos šalių.